Treneris sveikinimai su pergalę ir sakykime, na, nervingos labai rungtynės. Labai nervingos. Nors skirtumas yra didžiulis nervingos, sakykime, kodėl pavyko. To, kad ir čia jauni žaidžia. Jauni karšti, jie nesivaldo kartais tokioje elementarioje situacijoje, kur paprasčiausiai ir padarė klaidą. Nu gal ir teisėjas, gal ne taip ten sušilpė, bet ten puls keršiuotis kažką, nu, jie gintis, nu. Bet čia vat jauni karšti, jie labai nesitaiko su nieko, jiem atrodo, kad jeigu jau ten teisėjas jums suklydo, tai čia kažkas baisaus, kad jau visi gali klysti, reikia pripažinti tą, kad ir treneriai, ir teisėjai neklysta čia nėra. Sakykit, na, rungtynės, kad ir didelis skirtumų pasibaigė, tai čia jau sakykit, kokios detalės lėmė rungtynių nugalėtojai? Na, mes turbūt geriau pataikėm, pirmas dalykas, antras dalykas, jie užstrigo ant mūsų zonės gynybos. Dar pradžioje kažkiek, kol matyt, ne taip pavargė, buvo dar pataikę tų keletą tolimų metimų, o paskui užstrigo ir iš toliau mes negalim, lentą mes išlošėm, manau, nebuvo didelių skirtumų. Ta pasakoju, kad lenta ir mes irgi turbūt taip gal stabiliau pataikėm iš toliau. Sakykit, koks buvo apskritai rungtynių braižas, koks buvo prieš rungtynes, kaip ruošėtės? Kažkaip ypatingai nesiruošėm, tik tai akcentavau, kad gynyboje reikia padirbėti ir kad netkreipti dėmesį tai, kad pirmose rungtynės išlošėm gal 40 taškų skirtumų, nes komanda jau skadžiu demonstruoja žymiai geresnį žaidimą nei sezono pradžioje. Tai viena, o antra, toks jeigu šakdysis atsipaldavimas, tai labai negerai paskui. Rungtynėse negalim užsivesti ir sužaisti normaliai. Sakykit, Kukaičio komanda, ką galite išskirti iš šios ekipos? Konkretų žaidėją. Nu, man patiko 12 numeris iš žaidėjas jų, o šiaip daugiau, nežinau, kažką labai neturiu ką skirti. Sakykite, jūsų komanda greičiausiai jau pateks tarp 4 stipriausių B diviziono komandų. Jau pateko. Taip, jau pateko ir kokie dabar tikslai tenais? Nu, norėtumėm būti prizininkais, aišku, kada 4 komandos, tai 3 čia po čempionato lieka su medaliais. Tai nesinori būti ta komanda, kuri vienintelė liks be medalių. Be abejo, nors kamuolyse palūšia, aišku, galim ir būti ir ketvirti, ne tokios silpnos komandos. Sakykit, ar bus kažkoks papildomas pasiruošimas, papildomos pajėgos metamos būtent finaliniam ketvirtui? Nemanau, kad ten kažkoks ypatingas pasiruošimas bus papildomas. Praradom keli žaidėjus, tiesiog biskį nukrajavom. Dabar, matote, sudėtis yra ir traumos, ir šiandien vienas temperatūra, kitas skaudančia gerklę. Ką darysi? Kaip ir mūšyje. Finaliniam ketvirtį viską žaidžiama iš vienų rungtynių, ar galima tikėtis, na, kažkokių netikėtumų ir galbūt jūsų komanda finale? Čia, žinot, visko gali būti. Aš kaip sakau, kada yra vienos rungtynės, tai gali, nu, tiesiog varžovam nesisekti, vienai komandai sektis, paprasčiausiai suklys metimai, kurie paprastai neiškrenta, mes sakom, treneriai pataikys iš rūbinės, o kitiems tiesiog kys kamuolys iš rankų ir gali būti taip, kad silpnesnė komanda, objektyviai žiūrint, šloš nugalės stipresnė komanda. Reiktų žaisti iki 3 pergalių, aišku, viskas klostytų tiesningai ir į savo vietas atsistotų. O vienose rungtynėse gali vykti bet kas panašių va tokios rungtynės kaip nervingos. Tai vieną išvijo už techninės pražangas, kitai išvijo, sumažėjo suoliukas, pavargo žmonės. Na, visko gali būti. Sveikinimai su pergalės, pergalingai pabaigus antrąjį etapą, ar sakykit, su kokiom mintim žengsite į finalinį ketvirtą? Dėkui iš sveikinimus, o dėl finalinio ketvirto, tai visada su kovingom mintim žengiam ir stengiamės imti maksimumą, o kaip bus matysim. Jūs patekote į finalinį ketvirtą, ar ne, tačiau be jūsų 2 komandų A divizione dar neaiški viena, Lietuvos ar Kolegija, kaip manai, sekmadienį spręsis paskutinio kelialapio savininkai ir kaip manai, kas ten laimės, Kolegija ir Lietuvos, kaip vertinti šansus? Abidvi komandos lygios, abidvi stiprios, abidvi geros ir iš tikrųjų laimės tie, kurie sužais tą dieną. O kurios komandos labiau norėtų PXNX komandą? Nesirenkam, varžovų niekad nesirinkom ir nesirinksim, žodžiu, kaip bus taip. Apskritai, praktiškai jau aiškus ketvirtukas, ar ne, nes nepaisant ketvirtosios vietos, kokios prognozijos, kas išeis į finalus, kas į pusfinalius pralaimės, kaip manai? Ne vienų, žinokit, neįskiriu, nes vienos rungtynės gali tą dieną pasisekti ir silpnesnei komandai, jeigu kažkuris silpnesnė ir, žodžiu, labai sunku įvardinti, kas gali išeiti į tą ketvirtį. Jūs vieninteliai esate įveikę žaidimų sporto mokyklos jaunystės komandą, ar ne? Ar sakykit, na, ar toks čia vienas iš pareiškimų pretenduoti į pirmąją vietą? Nu, pasiduoti nežadėjau nei tam finalo ketvirtį, nei pradžioje sezono, tai žodžiu,
tas įveikimas čia nieko nepasako gero, bet esmė tokia, kad jie ir nėra stipresni už kažką, tik tiek, kad jie gal daugiau treniruojasi jaunimas. Nėra ten jie kažkokia visa galva aukštesni už visas kitas 4 komandas. Pernai metais atkrintamosiuose varžybose taikytas serijos principas, ar ne, serija, o dabar, finalinis ketvirtas iš vienų varžybų, ne? Tai mano klausimas, ar gali suveikti netikėtumo faktorius savo galvą finaliniam ketvirtui būtent? Be abejo gali, nes vienos rungtynės visą laiką liks vienom rungtynėm, bet kada bet kam gali pasisekti, kiekviena smulkmena.